Loretos galerija sausio mėnesį alytiškius kviečia apžiūrėti grafiko Vlado Kudabos ekslibrisų parodą. Loretos galerijoje eksponuojami grafinio dizaino ir interjero srityse dirbančio vilniečio grafiko Vlado Kudabos ekslibrisai. Pasak autoriaus, ekslibrisas tai sugebėjimas ribotomis priemonėmis išreikšti savo požiūrį į išminties ir jausmų kupiną knygų pasaulį. Tai nauja paroda, kurios irgi mūsų galerijoje dar niekad nebuvo. Ir kodėl ekslibrisai? Kažkuo jie mane patraukė, nes tiesiog dabar ekslibrisas kaip ir pagarbos ženklas, pavyzdžiui, gali būti žmogui dovanų ir įteikti padarytą ekslibrisą. Ir ekslibrisas tai yra kaip ir kryžiažodis, kaip viena grafikė išsireiškė, kad į ekslibrisą yra sudėta žmogaus labai daug minties, tai turi atspindėti jo kažkokį tai užsiėmimą, profesiją, turi ekslibrisas parodyti žmogaus pomėgius, jo galbūt netgi charakterį. Tiesiog menininkas, kuris nori kurti žmogui arba firmai netgi ekslibrisą, jisai turi daug išklausinėti smulkmenų, kad galėtų atskleisti po to ekslibrise. Parodoje pristatomi Vlado Kudabos sukurti ekslibrisai skirti asmenybėms, įstaigoms, įvairioms svarbioms progoms, įvykiams. Šioje parodoje iš tikrųjų labai įvairus ir platus spektras yra sukūręs ekslibrisus ir bibliotekoms, ir vaistinėms, ir atskiriems žmonėms, yra kūręs Lietuvos tūkstantmečiui. Taip pat netgi radau vienam žymiam keramikui sukūręs ekslibrisą. Grafiko Vlado Kudabos ekslibrisų paroda Loretos galerijoje veiks iki sausio mėnesio pabaigos. Rūta Kašėtienė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija.